Ką daryti, statyti atominę ar nestatyti? Šiandien klausia kai kurie žmonės, tai aš tik primenu, kad prieš gerą dešimtmetį Lietuvos valdžia nutarė kartu su žmonėmis, jog statys atominę elektrinę. Ir dabar vyksta darbai pabaiga, tai yra konkurso darbai ir kito pasirinkimo matyti mes neturime, kaip tik bandyti užbaigti dėrybas, o reikia palaukti rudens, baigsime dėrybas ir tada matysim, kokiamis sąlygomis mes galėsime statyti atominę energetiką. Aš už tai, kad būtų pastatyta atominė elektrinė. Ne mums reikia ateinančiam kartom. Mūsų vaikams reikės, taip kaip kažkada Visagino atominė elektrinė mums tarnavo, tai šitoje naujoje tarnaus mūsų vaikams ateities kartom. Saugu tai ar ne? Be abejo, tai yra pati saugiausia, pati mažiausiai tarši energetikos sritis. Mažiausiai. Galima kalbėti apie žalią energetiką. Galima. Tik reikia žmonėms tiesiai pasakyti, jog tai kainuoja tarp 5–10 kartų brangiau negu atominė elektrinės energija gaminama. Pasirinkimas yra paprastas. Ir šiandien mes negalim pakankamai dėl pinigų, kad tą padarytum. Net išsivysčiusios pasaulio šalis, Danija, Skandinavijos šalis, tai yra Švedija, Prancūzija ta pati ir netgi Vokietija, kuria karts nuo karto atsiranda žalioji banga prieš atominės energetiką, vis tiek naudoja atominės energetikos energiją. Tai yra pats geriausias ir pats pigiausias ir mažiausiai taršus energetikos būdas. Ir gal pabaigai, reikia klausti savęs visada, žmonių reikia klausti. Spekulacijų bus daug, ar pavyks ministrui, kokią kainą elektros energijos, kiek kainuos pati atominė elektrinė. Palaukim žiemos pabaigos, ministras turi baigti dėrybas, pabaigęs dėrybas, pateiks skaičius, o tada mes žinosime tiksliai. Šiandien dėrybos eina į pabaigą. Truputėlį reikia laiko. Noras šiandien sužinoti visų per anksti ir per greitai jis truputėlį ankstyvas. Ir matyt, galbūt ir kyla tos aistros dabar, todėl kad dėrybos eina į pabaigą. Tai visada būna, kai tokius projektus įgyvendėm. Šiaip tai mūsų garbės reikalas. Tai yra Lietuvos amžiaus projektas. Tokių projektų mes neturėjome. Jis bus labai sudėtingas, bet tikrai tikiu, kad jeigu pavyks, projektas bus ateinančių kartų.